Dabartiniu metu gerinam programą. Pagrindas mūsų programos buvo priimtas dar pavasarį. Dabar mūsų programa papildyta kai kurioms dėdėmis Jūsų alijansų, Lietuvos liaudės partijos, visuomeninių organizacijų. Vakar būtent toks susitikimas su 27 organizacijoms įvyko ir kai kuriuose punktuose programa buvo papildyta. Planuojam kelti pilną sąrašą, 141 kandidatą. Planuojam kelti iš 40 kandidatų vienmandatėse apygardose. Gal įžangai tiek informacijos ir taip pat suteiksiu žodį ponui Vaidui. Sąraše. Ir norėtųsi dar paminėti, kad turbūt tai visiškai naujas toksai darinys, kada, sakyčiau, vadinama lietuviška partija bendradarbiauja rinkimuose kartu su tautinių mažumų partijom ir tuo norim parodyti, kad tikrai mūsų visuomenė nėra susiskaldžius, kad galim bendrai dirbti valstybės, jos žmonių labui ir siekti kuo palankesnių ekonominių, socialinių, sakysim, garantijų, perspektyvų visai Lietuvai ir kiekvienam jos žmogui. Tai, nežinau, galbūt pradžiai tiek, turbūt bus klausimų. Labai trumpai norėčiau tiesiog pasakyti, kad skirtingai nuo Lietuvos liaudės partijos mes, kaip ir pasakė dabar Valdemaras Tomaševskis, jau seniai dirbam kartu. Atsiprašau. Noriu pasakyti, kad skirtingai nuo Lietuvos liaudės partijos mes su ponu Valdemaru Tomaševskiu ir su Lietuvos Lenkų rinkimų akcija dirbom jau seniai, dar nuo praėjusios Seimo kadencijos. Ir per tą laiką mes įsitikinėm, kad bendradarbiavimas mūsų tenkina visus, nes iš tikrųjų mes manom, kad ir Lietuvos Lenkų rinkimų akcija ir mes esame patikimi partijai. Dirbom kartu, mums pavyko ir mums buvo sėkmingi rinkimai praeitų metų į savivaldybę, tai dabar mums net nekilo abejonė, su kuo eiti į Seimo rinkimus. Mes einam kartu ir aš tikiu, kad šie rinkimai šiais metais bus mums sėkmingi. Ir aš manau, kad mes turim džiaugtis, kad į mūsų gretas susilieja dar viena partija, turiu omeny Lietuvos liaudės partiją, turinti savo elektoratą. Manau, kad tai padidins mūsų šansus dirbti Seime. Bet to aš norėčiau dar pasakyti, truputėlį reaguodama į pono Prunskos pasisakymą, aš manau, kad mūsų partijos jau seniai išėjo iš tų rėmų tautinių mažumų partijų. Ir aš manau, kad mes jau seniai dirbom visai Lietuvai ir dirbom visiems Lietuvos žmonėms. Ačiū Irinai Rozovai. Ir jeigu gerbėniai turi klausimų, tai su malonumu atsakyti. Panorama, ponė Tomaševskis, jūs dalyvausite rinkimuose, jeigu dalyvaujat, ar rinksitės tarp abiejų mandatų ir kuriam teikit pirmenybę, o ponui Prunskui, ar jūsų mama dalyvaus rinkimuose? Taip, aš dalyvausiu rinkimuose, vesiu sąrašą, o mano apsisprendimas, jeigu aš pradėsim rinkimus tokį mandatą pasilikti, priklausys nuo to, ar mes formuosim, ar ne vyriausybę. Aš galėčiau atsakyti, kad dėl sveikatos būklės šiuose rinkimuose, kad nėra Tomaševskis, kad nedalyvaus. Kaip žinot, sakėt, kad sąraše pirmajam dešimtuke bus vienas Lietuvos liaudės partijos atstovas. Tai kas, ponas Prunskis, kokia pavardė? Taip, tai bus partijos pirmininkas dabartiniu metu, ponas Vaidotas Prunskis. Galėtumėt paviešinti bent jau, nežinau, 5 ar 10, kas sudarys bent jau tas pirmasias pozicijas? Tai 5 bus toks, tai kaip sakiau, aš vesiu sąrašą, Irina Rozova, Michal Mackevič, Sąjungos pirmininkas, Vaidotas Prunskis ir Vanda Gorčionok, Vilniaus skyriaus pirmininkė frakcijos seniūnijos grupė. Kiek procentų rinkėjų balsų už tai su kokia koalicija planuojate gauti? Per paskutinius rinkimus mūsų sąrašas
bendras sąrašas Rusų alijansų gavo virš 7% balsų. Dabar įsijungia nauja knyga, tai tikėtina, kad šitų balsų bus daugiau. Pirmasis Baltijos kanalas, sakykit, prašau, panas Tomaševski, jūs žadėjot šiokių tokių surprizų partijos sąraše, ar tai yra viskas, ar dar galima tikėtis kažkokių? Aš surprizų nežadėjau, žadėjo Belgio žurnalistai. Aš manau, mūsų atstovai visi yra žinomi visuomeniai, čia paskambėjau surprizų kažkokio nebus. Gal galėtumėte įvardinti visuomeninės organizacijos judėjimus, kurių atstovai ketina bus sąraše? Šito organizacijų labai daug yra, Lenkų sąjunga, Lenkų mokytojų draugija, Rusų visuomeninių keletą organizacijų, Baltarusių, iš Vilniaus, Baltarusių kalbos draugija, iš Visagino, Darots Krok, sutrumpintas pavadinimas, Totorių bendrija iš Niemežių ir kitos visuomenės organizacijos, kurių bus, kaip aš sakiau, išpriešintis. Minėjote, kad pasirinksite mandatą, jeigu dalyvausite formuojant vyriausybę, bet vertinant tai, kad minėjot 7%, tikimybė maža formuoti vyriausybę, tai reiktų suprasti, kad tikriausiai jūs tik vedat sąrašą. Ne, taip reikia suprasti, 7% tai yra tas minimumas, aš manau, mes galim gauti ir virš 10% balsų, o mūsų sistema, kaip žinote, yra rinkiminė mišri. Pusė parlamentų yra renkama vienmandatėse apygardose ir vienmandatėse apygardose mes turim nemažų galimybių laimėti arba bent patekti į antrą ratą 11 apygardų. Pane Tomaševski, Baltijos televizija, Valstybės Laisvės, norėjau pasirauti, su kuo matytumėte bendradarbiavimo po rinkimų, su kuriom politinėm jėgom? Mes šiandien apie tai nesvarstom, žiūrėsim, kokios partijos laimės. Nereikėtų šiandien sudarinėti iki rinkimų koalicijų, analizuosim programas, analizuosim sudėtį tų partijų, Seimo narių, ir tada apsispręsim. Bet prioritetas šiuo metu yra teikiamas centro kairiosiams partijoms, su kuriomis mes bendradarbiaujam savivaldybėse, tame tarpe Vilniaus miestuose. Kokius tikslus keltumėt, jeigu, tarkim, būtumėt, na, nežinau, 3-5 pagrindiniai, ko norėtumėt, ko siektumėt naujame Seime? Tai prašom pasitikrinti klausimą, kokia prasme pasiektumėt. Programinio... Nežinau, labiau atstovauti mažumas, ten ekonominiai kažkokie dalykai, programiniai, kokius tikslus keliat? Visų pirma, ekonominiai dalykai mūsų programoje yra prioritetų. Tai pirmoji vieta. Plus socialiniai dalykai. Tautinės problemos, aš manau, savaime bus išspręstos, nes esame Europos Sąjungos narė, yra tam tikrai standartai, apie tai mes per daug nekalbėsime. Čia yra normalu, kad visi tautinės problemos bus išspręstos, dėl kalbų vartojimo ir taip toliau. Mes akcentuojam ekonominius klausimus, socialinius klausimus, tai yra pagrindas mūsų programoje ir šiandien tai yra pats aktyviausias klausimas visiems mūsų šalies piliečiams gyventojams. Tai pragyvenimo lygis, socialinė apsauga, plus valdymo reforma. Mes turim reformuoti savo šalies valdymą, visų pirma, reformuoti savivaldos sistemą. Sistemą mes siūlom įvesti antrą pakopą savivaldos seniūnijose, kad piliečiai galėtų rinkti seniūnijos tarybas, rinkti seniūną, mero tiesioginiai rinkimai, sumažinimas Seimo narių skaičių iki 141 ir taip toliau. Kokia būtų jūsų koalicijos pozicija iš tos susivienijimo dėl Visagino atominės elektrinės statybų? Vienareikšmiškos pozicijos nėra, kadangi labai daug klaustų, labai daug klausimų. Iš principo mes esame už atominę elektrinę. Turėti savo atominę elektrinę būtų nekošarą. Bet reikia rimtai apsvarstyti, ar tokia atominė elektrinė, kuri yra planuojama, ar ne per mažai yra galingumo, ar mums pavyks susitarti su partneriais, kitoms valstybėms, ar tai nebus per brangus projektas
pagal mūsų duomenis apie 16 milijardų litų, tai klausimų yra labai daug, daugiau negu atsakymų. Aišku, labai gerai turi savo elektrinę, bet kitas klausimas, ar šiandien tai yra realu. Ir mes savo programą labai stipriai akcentuojam energetinius klausimus, ekonominius šilumos klausimus ir turim konkretus pasiūlymus. Perti biokuro gamybos finansavimo Lietuvoje yra virš 800 tūkstančių dėlotų žemių, tai yra praktiškai septinta dalis mūsų šalies ploto. Žmonės kaimuose neturi darbo, reikia, kad šitas žemės dirbtų, galima gaminti biokurą, turės darbą ir kaimo gyventojai, žemdirbiai, turės darbą ir perdirbėjai, šiluma atpigs, o mes įgysim energetinę nepriklausomybę. Tai pliusų labai daug, ir pagal mūsų paskaičiavimus perėjimas prie biokuro, kainuotų mūsų biudžetą, galima dalį pinigų paimti iš Europos Sąjungos fondų, apie 4 milijardus litų. Tai yra žymiai mažiau negu statyba atominės elektrinės. Kad mes nesam prieš, bet reikia apsvarstyti visus šitus klausimus ir priimti geriausią sprendimą šiam momentui. Aš dar šiek tiek norėčiau papildyti, kadangi vis tiek kartu su Seimo rinkimais įvyks ir referendumas atominės elektrinės klausimų. Tai manytume, kad pirmiausia, išties reikėtų sulaukti, sakykime, mūsų žmonių pozicijos ir jeigu jinai būtų, sakykime, teigiama, būtų numatyta, kad atominė elektrinė mums reikalinga, tada reikėtų, ko gero, pirmuosius žingsnius, kuriuos daryti, tai sukviesti stipriausius Lietuvos ekspertus, tarptautinius ekspertus, kad jie išanalizuotų visą šį projektą ir tikrai pateiktų tą, sakykime, bendrą vaizdą žymiai konkrečiau, nes kaip gerbiamas Valdemaras sakė, šiandien klausimų yra daugiau negu atsakymų. Ponui Tomaševskis klausimą. Lietuvos liaudies partija buvo vienintelis, bet taip sakant, lietuviška partija, su kuria vyko dėrybos. Ar buvo dar kitų pasiūlymų? Ačiū. Dėrybų nebuvo, bet konsultacijų buvo daugiau. Jeigu jūs domina, galiu čia paminėti Žemaičių partiją. Galim konsultacijos su kitomis partijomis, bet gal daugiau dėl kandidatavimo vienmandatėse apygardose. O dėl sąrašo praktiškai tai paminėtos mano partijai, čia dalyvaujančių partijų.